Laurynai, turėjai ne patį sėkmingiausią sezoną, vėlai sulaukė kvietimo prisijungti į rinktinę. Kokios buvo mintis, kai Arūnas paskambino ir pakvietė prisijungti? Na, šiaip skambutis, aš laukiu skambučio, tik laukiu šiaip ne to klausimu, bet ir kai pasakė, kad nebus Manto ir Fausto, tai nesobijojau, aišku, ir kaip ir neturėjau to kaip pasirinkimo, tai atvykau ir nenusivyliau, kad atvažiavau, o šiaip sezonas, tai tokia komanda, ta prasme, jau 3 metai mes ten turim sunkius sezonus, nesiseka, tai kažkaip nelabai sureikšminu to sezoninio ledo ritulio, tai vat, norėjau rinktinį tiesiog gerai sužaisti. Pagerinai visus čempionato rekordus, tiek pagal atremtus metimus, tiek praleistus įvarčius. Kas lėmė tavo tokį asmeninį pasirodymą ir koks jausmas yra įsirašius rekordus tarptautinėme lygmenyje? Nu, aš negalėčiau pasakyti, kad čia toks asmeninis rekordas. Aš manau, visa komanda gerai žaidė gynyboje, tikrai gerai žaidėm mažumoje, ne vieną įvarčio per visą čempionatą nepraleidom, tai negalima sakyti, kad aš vienas čia gerai sužaidžiau, visa komanda stengiasi, puolėjai mušė įvarčius, tai iš dalies tas rekordas fainai, pasidžiaugti šiek tiek, toksai kažkas vis tiek gyvenime kažką nuveikiau ledo ritulį, negalima taip sakyti, bet jo, aš manau, kad visa komanda pasistengė ir čia toksai gal labiau komandos rekordas, norėčiau pasakyti. Skelbta, jog dirbsi Sostinės akademijos treneriu, tai kokie tavo ateities planai, ar toks čempionatas nepakeičia minčių apie ateitį? Na, aišku, taip sužaidus yra tų minčių ten, kad gal pasiseks, gal pakvies kažkur kažkas, bet aš nesu tas, kur labai tikisi, aš visai, kad tikiuosi kažkaip blogiausio, tai nes tada, kai atsitinka geriau, tada labiau džiaugiesi, negu kai tikiesi gerai ir atsitinka blogai. Tai nežinau, tie planai tokie ir yra, kad jo šiuo momentu dirbsiu treneriu, su ledo rituliu, tai va dar irgi tokios naujienos nežinau, kaip kas, tai nenoriu labai atsiskleisti, nes irgi pats dar nieko visiškai galo nežinau, tai pažiūrėsim, kaip bus, tai kaip Dievas duos, kaip sakant. Ačiū labai. Dėkui.